Sveiki gyvi, su jumis Gediminas ir šį kartą mano rankose šveicarų gamintojo Luminox išskirtinės išvaizdos kvarcinis laikrodis su chronografo funkcija, pritaikytas aktyvioms ar netgi ekstremalioms veikloms. Tai modelis sukurtas bendradarbiaujant su išlikimo ekspertų Britų televizijos žvaigždė Bear Grylls. Laikrodis parduodamas firminėje plastmasinėje dėžutėje. Tai Bear Grylls Survival EcoMaster linijos laikrodis. Tikslus šio modelio numeris yra XB3757 Eco. Kadangi pavadinime užkoduota žodis Eco, tad nuo to ir pradėkime. Pasaulinė žalioji banga panašu ateina ir į laikrodžių industriją. Nerūdijančio plieno korpusas dengtas dalinai permatoma chaki spalvos plastmase, kuri yra pagaminta iš perdirbtų plastiko šiukšlių, ištrauktų iš vandenyno. Bezdelis bei nailoninis dirželis taip pat pagamintas iš perdirbtų medžiagų. Kadangi modelis pozicionuojamas kaip skirtas ekstremalioms veikloms, nenuostabu, kad naudojamas safyrinis stikliukas su antirefleksinė danga. Taip pat deklaruojamas 200 m vandens atsparumas bei atsparumas smūgiams. Ir žinoma, viena iš specialiųjų Luminox laikrodžių ypatybių – nuolatos šviečiančios valandų bei rodiklių žymės, kurios naudoja tričio vamzdelius. Apie tai plačiau pakalbėsiu kiek vėliau. O su laikrodžio matmenimis yra šiokia tokia painiava. Gamintojas ir elektroninėse parduotuvėse nurodomas diametras yra 45 mm, nors vien sukiojimo laikrodžio žiedo, arba kitaip tariant bezdelio diametras yra 46 mm, o įskaitant korpuso su šoniniais iškilimais plotis yra apie 49 mm, su koronėlė 51,5 mm. Laikrodžio aukštis, angliškai lug-to-lug distance, yra apie 54,5 mm, storis 14 mm. Laikrodis tikrai nemažas, nors ant riešo neatrodo toks didelis. Mano riešas nėra platus, apie 17,5 cm apimties. Atidžiau pažvelkime į ciferblatą, kuriame visko stulpinta labai daug. Laikrodis yra su chronografo funkcija, tad atitinkamai turime papildomus ciferblatus ties 9, 6 ir 3 valandomis. Chronografas naudoja centrinę sekundžių rodyklę. Tiesa, ties 3 valandą turime pagrindinio laiko sekundžių ciferblatą. Ties 6 valandą turime datos langelį. Ties 12 Luminox logotipo, ties pusę 5 apie save primena ir Bear Grylls su raudonu X ženkliuku. Arčiau krašto yra minutinė skalė, į kurią įsiterpia valandų žymė su tričio cilindriukais. Prie ciferblato krašto turime pilką žiedą su pasaulio krypčių žymėjimais, o dar arčiau krašto smulkių šriftų išrašytos laikrodžio ypatybės, funkcijos, šūkis Never Give Up ir net SOS kodas Morzės abėcėlė. Ir visa tai ant žalsvai gelsvo ciferblato fono. Atrodo gana originaliai ir įdomiai. Pagrindinės laikrodžio rodyklės yra gana plačios su ilgesniais tričio vamzdeliais. Laiko skaitomumas yra vidutinis. Rodyklės nesudaro stipraus kontrakto su ciferblatu, o dėmesį taip pat atitraukia ir gausybė ciferblato elementų. Laikrodžio korpusas bei bezdelis yra tarsi aprengti dalinai permatoma šviesaus atspalvio chaki spalvos plastmase. Tiesa, pats paviršius matinis. Korpusas spalva tiek spalviškai pagal formą puikiai dera su ciferblatu. Kaip jau minėjau, laikrodis pakankamai didelis, nors vizualiai toks netrodo. Užsukama koronėlė yra vidutinio dydžio, dalinai įleista į korpusą, apsupta oranžinė gumos juostele. Puikus spalvinis akcentas, be to būtent dėl šios juostelės naudojamasis koronėlė yra labai patogus. Plieniniai chronografo valdymo mygtukai atrodo solidžiai. Viršutinis mygtukas paleidžia ir sustabdo atskaitos laiką, apatinis mygtukas nulina laiką arba pristabdo laiką peržiūrai. Ciferblato atskaitos rodyklės pamažu grįžta į nulinės pozicijas. Sukamasis vienkryptis 60 pozicijų laikrodžio žiedas turi minučių žymės bei kompaso laipsnių skalę. Sukimasis tikslus, jokios atbulinės eigos. Paties žiedo užgriebimas yra patogus, pirštai nepraslysta. Prigesinkim šviesas. Valandinės žymės bei rodyklės turi pritvirtintus tričio dujų vamzdelius, kurie šviečia savaime. Jiems nereikia pradinio įkrovimo šviesa. Tritis yra radioaktyvi medžiaga, tad vamzdeliuose išsilaisvinę tričio elektronai energizuoja vamzdelėje taip pat esančius fosforo miltelius, kurie ir šviečia. Radioaktyvus spinduliavimas yra labai silpnas ir vamzdelių sienelių stiklas jį visiškai neutralizuoja. Tad laikrodis yra visiškai saugus naudoti. Tiesa, švytėjimas nėra stiprus, tikėjausi stipresnio efekto. Palyginkime su Orient Kamasu laikrodžio įprastu Luminova tipo švytėjimu.
Pradžioje Orient laikrodžio efektas yra daug stipresnis nei Luminox ir išlieka toks maždaug 20 minučių. Po 20-25 minučių abiejų laikrodžių švytėjimas tampa panašaus stiprumo, o vėliau jau švytėjimas stipresnis Luminox laikrodžio ir toks jis išlieka nuolat. Tiesa, tričio vamzdelių švytėjimas irgi silpsta. Maždaug kas 12,5 metų švytėjimas sumažėja dvigubai nuo pradinio lygio. Priimtinas matomas švytėjimas išlieka iki 15-17 metų, vėliau jis tampa labai silpnas. Deja, nežinoma, kada pagamintas laikrodis ar patys tričio vamzdeliai. Gamintojas galėtų ant korpuso išgraviruoti ar kaip kitaip pažymėti laikrodžio pagaminimo datą, taip informuodamas pirkėją. Laikrodžio varikliukas – šveicariškas kvarcinis Ronda 5030D mechanizmas su chronografo bei datos funkcijomis. 6 akmenukai, veikia su SR927 SW baterija. Žalsva nailoninė laikrodžio apyrankė pakankamai paprasta, pagaminta iš 2 suklijuotų plonesnių nailoninės medžiagos sluoksnių. Tyra stora apie 3 mm, plotis 24 mm. Tiek spalviškai, tiek stilistiškai apyrankė gerai dera prie bendro laikrodžio dizaino. Ji turi greito keitimo šelės, tad yra lengvai keičiama. Prie šelės iš vidinės pusės įspaustas Luminox logotipas. Nerūdijančio plieno sagtis taip pat su smulkiu graviruotu logotipu, nors pati sagtis yra pakankamai didelė. Apyrankės medžiagos paviršius švelnus, pati apyrankė yra lanksti, patogi naudoti. Tiesa, panašu, kad švelnus paviršius gana greitai išsipūkuos, nors galiu ir klysti. Kągi, metas apibendrinti. Išskirčiau tokius privalumus. Išskirtinės originalios išvaizdos laikrodis. Tiksliai pagamintas ir išpildytas, labai patogiai valdyti karūnėlę. Pritaikytas ekstremalioms veikloms. Nuolat švytinčios rodyklės, 200 m atsparumas vandeniui, safyrinis stikliukas atsparumas smūgiams. Chronografo funkcija. Dalinai pagamintas iš perdirbtos plasmasės. Dalykai, kurie nei geri, nei blogi. Tvirta patogi apyrankė su greito pakeitimo išelėmis. Galbūt aš klystu, bet matosi, jog apyrankės medžiagos greitai, taip sakant, išsipūkuos. Kita vertus, nebus sudėtinga surasti panašią 24 mm pločio apyrankę pakeitimų. Laiko skaitomumas vidutinis dėl labai apkrauto ciferblato, o ir rodyklės neturi stipraus kontrakto su ciferblato fonu. Didžiausias šio laikrodžio minusas yra šio laikrodžio kaina. Mano manimu 700–800 € už kvarcinį laikrodį net ir su Bear Grylls logotipu ir šūkiu yra per aukšta. Adekvatesnė kaina būtų tarp 300–400 €. Įvertinant, kad Casio su G-Shock laikrodžių linijos siūlo panašias charakteristikas, už 5 ar net 10 kartų mažesnė kaina priklausomai nuo modelio. Kitas nemalonus dalykas yra su laiku silpstantis rodyklių ir valandų žymų švytėjimas. Maždaug po 15 metų nuo tričio cilindriukų pagaminimo švytėjimas tampa daug silpnesnis, o ir nėra jokio indikavimo, kada laikrodis pagamintas. Seniai norėjau apžvelgti bent vieną Luminox laikrodį, bet vis neprieidavau. Kai atsirado galimybė rinktis iš daugybės Luminox modelių esančių laikrodžiai LT elektroninėje parduotuvėje, išsirinkau būtent šį modelį dėl jo originalios išvaizdos. Laikrodis atrodo išskirtinai, turi savo originalų Luminox braižą. Dizainas pilnai išbaigtas, parinktos puikiai derančios tarpusavyje spalvos. Pagamintas tvarkingai. Taip, kaina aukšta, bet gana dažnai už išskirtinius dalykus tenka mokėti brangiau. Bet kokiu atveju rekomenduoju pasižvalgyti ir atkreipti dėmesį į šį ar kitus Luminox modelius, kurių daugybę rasite laikrodžiai LT parduotuvėje. Dėkoju, kad žiūrėjote, tikiuosi apžvalga patiko. Tad būčiau labai dėkingas už jūsų komentarus, pasiūlymus, patinka paspaudimus. Nepamirškite užsiprenuoti kanalą ir iki kito karto.